Sveiki, su jumis Ježė Lavrinovičius. Pastebėjau tokį dalyką, kad yra žmonių, kurie nesiryžta užsakyti Livgood produktų iš Amerikos, nors ir norėtų, nes kelia nerimą gautos siuntos deklaravimo procedūrą. Jau virš metų periodiškai užsakau savo norimus produktus, bet taip man ir nepavyko nustatyti bendros taisyklės, kada reikia deklaruoti gautą siuntą, kada ne. Būna labai įvairiai. Bet kai supranti, kokia produktų vertė, koks jų efektyvumas, kokius puikius jie duoda rezultatus ir tie papildomi keletą eurų už išmuitinimą ir deklaravimo procedūrą nėra jau tokie reikšmingi. Nutariau pasidalinti patirtimi ir paruošti video instrukciją, kaip atlikti siuntos iš Amerikos deklaravimą. Ir taip jūs atlikote Livgood produktų užsakymą iš Jungtinių Amerikos valstijų. Kol siunta atkeliauja, tas užima iki 20 dienų. Kartais atvykimo laikas būna ir žymiai trumpesnis. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad geriausiai, kad jūsų užsakymas būtų iki 10 produktų. Apie gautą siuntą ir būtiną jos deklaravimą jums bus atsiųstas pranešimas į elektroninį paštą arba SMS žinute. Susipažinę su pranešimo informacija, pradžiai nukopijuokite pranešime nurodytą siuntos numerį. Vėliau spustelėkite pranešime esančią nuorodą, kaip parodyta. Jums atsidarys langas su vieta, kur pateikti deklaravimo informaciją. Įsitikinkite, kad aktyvi pozicija yra gaunantiems siuntą ir pateikite informaciją. Atsidariusiame lange įstatykite anksčiau nukopijuotą siuntos numerį ir spauskite ieškoti. Pažymėkite, kad gavėjas yra fizinis asmuo. Užpildykite kitus reikiamus duomenis: vardas, pavardė, telefonas, elektroninis paštas ir taip toliau. Jums bus pasiūlyti deklaravimo variantai. Siūlau apsistoti ties antru, nors jis šiek tiek daugiau kainuoja, bet daug paprastesnis. Pasirinkite iš sąrašo siuntos tipą – prekių pirkimas ir nurodykite siuntimo išlaidas. Tam tikslui užeikite į savo Livgood paskyrą, meniu pasirinkite skyrių užsakymų istoriją, kur suraskite reikiamą užsakymą ir paspaudę nuorodą taip, kaip parodyta, jums atsidarys orderis, kuriame matysite siuntimo išlaidas. Jas ir nurodykite reikiamam langelį. Toliau pasirinkite valiutą, kurią mokėjote už siuntimą. Sekantis žingsnis. Nurodome prekių kategoriją, pasirinkdami ją iš sąrašo paspaudus paukščiuką. Renkamės maisto papildai ir vitaminai, vaistai. Nors galimos ir kitos pozicijos, pavyzdžiui, kava, drabužiai, priklausomai nuo jūsų užsakytos siuntos turinio. Pasirinkus maisto papildai, laukelyje aprašymas nurodome vitaminai. Toliau nurodome kiekvieno produkto kiekį, kainą. Šios duomenys paimam iš orderio, kurį jau matėme užsakymų istorijos skyriuje savo paskyroje. Atidžiai nurodome visus produktus. Užrašom papildomą informaciją. Prekės vertę įrodantis dokumentas – tai jūsų užsakymo orderis. Padarome jo kopijos screenshotą ir įkeliam dokumentą. Užsakymo numeris nurodytas tame pačiame orderyje. Įrašykite jį į reikiamą laukelį.
Apmokėjimą įrodantis dokumentas yra išrašas iš banko sąskaitos, per kurią atlikote apmokėjimą. Padarę išrašo skrinšotą, įkelkite jį taip, kaip parodyta. Jeigu užsakymą apmokėjote iš savo vidinės kreditinės piniginės, padarykite skrinšotą iš pinigų judėjimo žurnalo ir įkelkite jį. Taip atrodys užpildytas papildomos informacijos puslapis. Patvirtinkite sutikimą su informacija, kurią pamatysite uždėję paukščiuką. Sutikite su taisyklėmis. Toliau užpildykite pateiktus simbolius ir pateikite duomenis. Matysite informaciją, kad jūsų duomenys pateikti. O toliau jums į paštą ateis laiškas su smulkiais paaiškinimais apie tolimesnius veiksmus. Elektroniniu laišku ar žinute sulaukę kvietimo sumokėti mokesčius, neatidėliodami tą galite padaryti per pašto savitarnos svetainę. Spauskite esančią nuorodą. Užsiregistravus, o tam pakanka užpildyti nesudėtingą formą, turėsite savo paskyrą. Ir per ją prisijungę skyriuje meniu atidarę importo mokestis įrašykite siuntos numerį, paspauskite pridėti siuntą ir pamatysite sumą, kurią reikia apmokėti. Spaudžiam mokėti ir sumokam, kaip paprastai mokame įvairius mokesčius. Deklaravimo procedūra baigta. Belieka sulaukti siuntos ir galėsite mėgautis išskirtiniais produktais, kurie palaiko jūsų sveikatą. Su jumis buvo Jerzy Lavrinovičius. Dar pasimatysim. Sėkmės.